Labas rytukas. Mano rytukas prasideda nuo skaidulų. Kiekvieną rytą geriu skaiduliukės. Čia susidėjau į indelį, tai neturiu parodyti pakuotės, bet esu rodžiusi, kokias geriu. Aš paprasčiausias, pigiausias Psyllium Husk. Tai 2 šaukštelius tokius nepilnus įsidedu ir išgeriu. Mano skaiduliukės, bet reikia greitai jas išgerti, nes po to išbrinksta, tai neskanu. Tai šiandieną yra rugpjūčio 5 diena ir žinokit, šiandieną atsikėliau 1 metais pasenusi. Šiandieną yra mano gimtadienis. Kem 1 metai. Greitai bėga tie metai. Bet nesijaučiu, kad aš čia senstu, žinokit, jaučiuosi jauna, jauniniai, Kažkaip nebeskaičiuoju aš tų metų, nejaučiu, kad senstu ir nebijau pasenti. Aš šiandien taip pagalvojau, kaip juokinga mes švenčiame gimtadienius, kad pasenstame 1 metais. Juokas toks paėmė, toks pamąstymas buvo ryte atsikėlus. Aš tai nieko nešvenčiu ten, jokių baliukų nedarau, jokių draugų nekviečiu. Mes praleidžiame laiką su šeima, švenčiu kaip noriu gimtadienį. Tai mūsų tas šventimas šiandieną bus toks, kad noriu nuvažiuoti kažkur tai pasivaikščioti, praleisti laiką su šeima, tai galvojam, važiuosim į Castle Ashby Gardens. Esame mes ten buvę prieš metus laiko, bet mes buvom ne vasarą, o rudenį, tai šaltoka buvo. Tai galvojau, šiandieną geras oras, tai bus, manau, daug gražiau viskas ten. Ir žalia, ir augalų ten yra, gėlyčių, ten gardenas toksai yra. Tai va, tai planuojam praleisti dieną šiandieną, po to grįšime, tortuką valgysime. Tai šiandieną į džymą net nevažiuosiu, praleisiu šiandieną sportą. O dabar eisiu papusryčiauti ir po to važiuosime. Pusryčiams, kaip visada, kiaušiniai kepti, dar šiek tiek baltymų įpilsiu, kad būtų daugiau baltymų. Beigelį pasiskrudinsiu ir užsitepsiu ant beigelių ožkos sūrio. Labai skanus man šitas su česnaku ir žolelėmis. Toksai jisai kaip kreminis ir tokie bus mano pusrytukai, kaip ir kiekvieną rytą.
Grįžom jau namučių, pasivaikščiom, labai smagu buvo, labai faina. Nedaug žmonių iš tikrųjų ir vaikams patiko, labai gražu ten. Netoli čia nuo mūsų, gal 20 minučių važiuoti. Tai net nežinau, kiek ten laiko mes užtrukome, gal 2 valandas, taip iš lėto, pavaikščiant, apsidairant, pažiūrint viską. Labai smagu, labai karšta šiandieną. Dar vyras sako, gal važiuojam kažkur tai papietauti. Ne, sakau, nenoriu kažkaip, nesinori, tai namuose papietausim, grįžom. Turiu dar aš paruoštuką likusį. Tai pavalgysiu pietus. Ai, tai dar grįžtant užsukom į europiečių parduotuvę. Aš tai vadinu lietuvinę, nes ten grinai visi produktai lietuviški. Tai galvoju, šiandieną pasileisiu plaukus ir nusipirkau šiek tiek tokių užkandukų, skanukų. Nupirkau vaikams grybukų, labai mėgsta mano smaližiukai. Aš tai nelabai jų mėgstu. Aš labiausiai tai mėgstu keptą duoną, labai skani šita Biržų kepta duonytė. Tai pasiėmiau, čia sveriama jinai buvo. Ir užsinorėjau kiaulės ausyčių. Labai mėgstu, skanu. Šiaip ir baltymų turi. Tai va rašo netgi, kad visoje pakuotėje netgi 42 gramai baltymų. Tai čia yra 200 gramų. Tai nėra kaloringos jos. 100 gramų yra 220 kalorijų. Tai čia pusę pakuotės gaunasi, tai gaunasi, kad 100 gramų, netgi 20 gramų baltymų. Tai ir nedaug kalorijų, ir baltymai, ir labai skanu. Tai bus tokie užkandukai. Aišku, duonytė tai jau kaloringesnė, nes vis tiek čia aliejų jinai, manau, kad jinai yra skrudinta. Tai va, tai bus tokie užkandukai. Tai manau, kad vakarienės net nevalgysiu, tai ausyčių suvalgysiu, tai ir baltymų bus, ir duonytė šiek tiek, tai jau čia ir tai bus pakankamai tų kalorijų ir netgi bus daugiau. Tai vakarienę praleisiu šiandieną. Labas rytukas. Tai vakar privalgiau visokių tų užkandukų, torto. Tai šiandieną man nesinori net pusryčių. Nesijaučiu dar alkana. Tai dabar gersiu skaiduliukės. Bet vis tiek reikia papusryčiauti, nes šiandieną važiuosiu jau į džymą. Tai papusryčiausiu ir gal po kokios valandos, pusantros valandos važiuosiu į džymą. Jau šiandieną grįžtu į savo normalią mitybą, į sportą, nes vakar nesportavau ir pirmadienį net nesportavau. Tai gausis šią savaitę, jeigu rytoj dar važiuosiu į džymą, tai bus tik tai 3 sporto dienos. Tai kadangi pusryčių nelabai noriu, tai pasidarysiu tokius lengvus pusryčius, tokį užkanduką prieš sportą. Pasidarysiu jogurtą. Tai šiaip aš niekada neperku tokių su skoniu jogurtų, čia vanilinio skonio, augalinis jogurtas, bet kažkaip nusipirkau. Net neatsimenu, kada valgiau su skoniu jogurtą. Tai jogurtą valgysiu su šilauogėmis ir bananų, bet mano bananas toks jau vargšiukas, juodas, tai nežinau, pažiūrėsiu, kaip viduje atrodo. Bet šiaip šitame jogurte yra labai mažai baltymų. 100 gramų, tik tai 3,7 gramai baltymų. Labai mažai. Galėčiau dėti baltymų miltelių, bet nelabai noriu maišyti. Čia jau su skoniu vanilės, mano baltymai šokolado skonio, tai bus jau ir per saldu, ir neskanu. Tai tiesiog valgysiu
Taip, aišku, bus mažai baltymų. Nu, kažkaip reikės dienos eigoje surinkti tuos visus baltymus. Šią savaitę buvau nuėjusi kažkurią dieną iki Charity parduotuvės, iki dėvėtų rūbų parduotuvėlės. Čia netoli mūsų yra pora parduotuvyčių. Mažytės tokios nedidelės, bet aš ten dažniausiai einu ne dėl rūbų, o dėl knygų. Mėgstu kartais nueiti ir pasižiūrėti knygų. Ir kartais randu tikrai iš tų naujesnių knygų, geresnių ir nusiperku labai pigiai. Ir šį kartą man labai pasisekė, nes radau savo knygą, kuri buvo mano knygų sąraše, kurią norėjau nusipirkti. Bet vis laukdavau, žiūrėdavau, kada bus akcijos, kada bus nukainuota ta knyga. Ir aš radau, žinokit, tą knygą. Tai pasisekė man, tai va šitą knygą radau. Visiškai nauja knyga. Sakyčiau, net neskaityta, nes tvarkinga, nemurzina, visiškai nauja knygutė. Tai jinai parduotuvėje kainuoja 22,99, o aš sumokėjau svarą 50. Nežinau, ar matosi, nes čia su pieštuku parašyta. Aš taip apsidžiaugiau, žinokit, aš jau iš tolo pamačiau tą knygą, tai griebiau. Tai toks geras pirkinukas mano buvo. Ne šiaip tos knygos tai naujos, sakyčiau, kad gan brangokos jos. Ir vis tiek tą knygą nusipirki, perskaitai ir viskas. Tai norint sutaupyti pinigų, tai aš tai tikrai pasižiūriu tose Charity parduotuvėlėse, būna tikrai tų naujų knygų. Ir pigiai nusipirku, arba būna Vinted pasižiūrinėju, bet Vinted žiūrėjau šitą knygą, dabar pardavinėja žmonės už 15 svarų, radau už 8 svarus. Tai jau buvau nusprendusi pirkti, bet už svarą 50 nusipirkau. Taip džiaugiuosi. Tai manau, kad gerai, norint sutaupyti pinigėlių ir sutaupiau 20 svarų, tai galima daugiau knygų nusipirkti. Ir parodysiu dar vieną pirkinuką, ką radau toje Charity parduotuvėlėje. Tai radau šitą rankinę. Visiškai nauja rankinė, net nedėvėta, nesudrožta. Visiškai nauja, naujutėlė. Tai šito brando rankinės yra labai geros, jos kainuoja nuo apie 100 svarų, virš 100 svarų, tai aš ją žinot už kiek nupirkau, visiškai naują, net nenešiotą, už 8,95. Labai pigiai, labai faina tokia rankinė, mano tipo, mano stiliaus. Yra ir trumpos rankenėlės, ir yra ilga rankena, kuri nusiima. Ir vidus visiškai naujas. Sakau, net nenešiota rankinė. Labai faina. Tai tokie mano pirkinukai iš dėvėtų rūbų parduotuvės. Tai pakomentuokite, ar jūs einate į tas dėvėtų rūbų parduotuvės, ar perkate, ar ne. Aš tai sakau, ten rūbų kažkokių tai nelabai aš ten žiūriu, bet va tokių knygų tai tikrai nueinu ir pasižiūriu ir nusiperku. Einu persirengti ir važiuosiu pasportuoti į džimą. Darausi savo gerimuką, elektrolitus dedu, vieną kaušiuką ir kreatiną, vieną kaušiuką ir lėksiu sportuoti. Grįžau po džimo, parsivežiau ir mažyliuką jau iš darželio. Šiandieną labai sunkiai sportavosi, šiandieną kojų diena buvo. Kojos man visada yra sunkiausia. Ir šiandieną nepadariau kardio džime. Džime aš darau tik tai 20 minučių kardio ant takelio.
į įkalnę ėjimas, bet šiandieną nepadariau, tai teks namuose padaryti. O dabar eisiu pietauti, noriu jau valgyti, nes mano pusryčiai buvo tokie labai lengvi. Tai jau alkana jaučiuosi dabar. Tai vakar kepiau žuvį karšto oro gruzdintuvėje, neišvaizdžiai čia atrodo ta žuvis, bet aš labai paprastai ją kepu, tik tai žuvies prieskoniukų užbarstau, citrinpipirių ir viskas. Tai pasišildysiu žuvį, tai baltymai mano bus, o angliavandeniai bus grikiai, turiu jau išvirtus, tai pasišildysiu ir pasidarysiu saločiukių. Dar pomidorų dėsiu ir bus tokie pietukai, manau. Tai va, nereiks nieko gaminti, tik tai pasišildyti. Šiandieną džime nepadariau kardio, tai padarysiu dabar namuose, gal valandžiukę, ant ėjimo takelio. Tai vyras padovanojo man čia gimtadienio proga bėgimo takelį, ėjimo takelį, tai žiauriai džiaugiuosi, labai laiminga, nes ant to dviračio daryti kardio tai neįmanoma, ten pusvalandį galima, bet jeigu valandą, tai jau po to užpakalį paskausta. Tai labai esu patenkinta savo dovaną, labai džiaugiuosi, tai išbandysiu šiandieną naują žaisliuką savo džime. Labai faina, tai dabar galėsiu kardio namuose daryti. Tingiu tingėti, žinokit. Šiomis kažkaip dienomis nesinori nieko daryti, nieko nenoriu veikti. Norisi tik tinginiauti, ilsėtis. Ir viskas, tai susitvarkiau namus ir žiūrėjau čia tokį serialą. Ir dabar laikas vakarieniauti, bet kadangi labai tingiu, tai tokia bus tinginių vakarienė, nieko nereikės gaminti. Tai parodysiu, ką aš čia valgysiu vakarieniai. Tai va taip atrodo tinginio vakarienė, virti kiaušiniai ir menkės filė su alyvuogių aliejumi. Tai čia nemažai baltymų, kiaušiniai baltymai, tai bus tokia baltyminė vakarienė. Aišku, dar kažkokių tai salotų reikėtų, manau, šalia. Ir viskas, tokia mano vakarieniukė bus, žinokit. Dabar sėdžiu prie kompo, redaguoju šitą video ir pamačiau, kad šito video kokybė labai prasta. Spalvos visiškai kitokios. Nu, vienu žodžiu pasižiūrėjau, kad kameros nustatymai išreguliuoti. Kai ilgą laiką nefilmavau, tai viskas išsireguliavo. Tai dabar jau, kai filmuoju, tai jau nustatymai jau viskas tvarkoj. Tai galvojau, ar kelti tą video, ar nekelti, nu, bet tai vis tiek įkelsiu. Tai va, tai nebus pati geriausia kokybė, nu, bet ką padarysi. Bet dabar jau susitvarkiau visus tos nustatymus kameros, tai kitas blogas tikrai bus geresnės kokybės nei šitas. Tai manau, kad šitą vlogą ir užbaigsiu ties čia. Noriu padėkoti, kad žiūrite mano vlogus ir susimatysime kitame mano vloge.